Pirmauja Šiaulių Vilmers ekipa. Taigi grįžkime į rungtynės čia Vilniuje 22-14. Kamuolys kaip jau neįprasta bent jau pataiko į lanką. Tos situacijos nepavyko paversti taškais, o Daugilė Ūsė štai čia vadovėlinis įkirtimas į baudos aikštelę. Čia medžioja kamuolį Dalia Dancikytė, tačiau medžioklė baigėsi niekuo. Prieš ją buvo ten Sintė Aukštikalnytė, Urtė Bukauskaitė išsivaduoja. Tačiau, kad pasakytum, kad tai yra dominuojanti komanda, šiandien tikrai negaliu. Legendinė, dabar jau karjerą baigusi Lietuvos krepšininkė. Šiaulietės triuškina savo varžovės rezultatų 87-51. Taigi tos poros nugalėtojos, Kibirkšties komandos žaidėja, kuri tik prisijungusi prie ekipos po naujų metų iš karto tapo puolimo lyderė, čia Justina Miknaitė, 2 taškai. Bus galima paklausyti Tomo Taučiaus, kas neveikia. Trečią kėlinuko pradžioje, kuomet buvo pelnyti iš eilės Panevėžio ekipa ir toliau stringa jų puolimas. Ir stringa taip, kad net prarastas kamuolys iš karto, greita ataka. Sintė Aukštikalnytė, kurį laiko komandos vairą buvo perimusi Sandra Linkevičienė, dabar Čeneckytė. Galėjo atakuoti, ten pakelia Eglė Kisarauskaitė ir Livija Sakevičiūtė. Aikštelė ir Morgan Pulins, kuri dar nepelnė taškų šios dienos rungtynėse. Saurazaitė. Čia atkovoja Panevėžytas kamuolis, Saurazaitės proga bėgti greitą ataką, Evelina Razgutė, 2 taškai.